Tai specialusis simbolis, kuris reiškia, kad po šio brūkšnelio esantis simbolis turi būti išspausdintas arba kitaip įvykdytas. Tokioje eilutėje negalime naudoti kintamojo. Jeigu bandysime panaudoti kintamąjį, ir dolerio ženklą, ir visą kitą išspausdins kaip paprastą tekstą. Antras eilutės užrašymo būdas yra tarp dvigubų kabučių. Tokiu būdu užrašytoje eilutėje nereikia prieš kabutę, norint ją atspausinti ekrane, naudoti slešo. Ir kaip matome, kintamasis iš karto pasikeitė. Jis tapo ryškesnis. Kuo skiriasi šis nuo ankstesnio eilutės užrašymo būdo? Kai eilutė užrašoma tarp dvigubų kabučių, kiekvienas joje esantis simbolis yra analizuojamas. Tokiu būdu aptinka, jei eilutėje yra naudojamas kintamasis. Kaip PHP aptinka eilutėje kintamąjį, jis spausdina ne patį kintamojo užrašymą. Kaip jau buvo kalbėta anksčiau, kintamasis yra tik nuoroda į ten, kur saugoma reikšmė. PHP nueina tą nuorodą, paima reikšmę ir ją išspausdina. Kintamąjį į eilutę galima įdėti ir tarp tokių skliaustų. Tai vadinama kompleksinė išraiška. Atkreipkite dėmesį į skirtumą, kai kintamasis eilutėje naudojamas kompleksinė išraiška ir kai be jos. Pavyzdžiui, žiūrėkite. Padarykime, kad būtų jėga, o čia pridėsime a. Bus klaida. O dabar kintamąjį įdėkime į kompleksinę išraišką. Matote? Prie pat kintamojo reikšmės galim prijungti bet kokį simbolį ir gaunasi gražus žodis. Galima naudoti kaitos sekas ir tokie specialūs simboliai. Pavyzdžiui, yra kaitos seka specialusis simbolis, kuris perkelia į naują eilutę. Jis užrašomas taip, brūkšnelis ir n. N reiškia naują eilutę. Dabar padarykime keletą eilučių. Įvykdykime. Čia nieko nesimato, bet pažvelkime į puslapio kodą, kuris yra HTML. Ir štai ką mes matom.
naršyklės puslapio kode eilutė yra viena po kita. Bet jeigu mes, sakykime čia, nepadėsime naujos eilutės simbolio, rezultatas bus toks. Antra eilutė nebus perkelta, tai yra antras sakinys nebus perkeltas į naują eilutę. Kai yra kaitos seka, naujos eilutės simbolis, tada išspausdiname pirmą eilutę, tada pereinama į naują eilutę ir tik tada išspausdinama sekantį eilutę. Tada dar kartelį pereinama į naują eilutę. Tokioje eilutėje tarp dvigubų kabučių galime spausdinti ir HTML kodų reikšmės. Susiraskime HTML kodų. Na, pavyzdžiui, šauktukas. Simbolių šauktukas, šauktuko kodas HTML yra toksai. Šauktukas yra, ane? Gerai, mes išspausinsime papildomą šauktuką. Tiesiog tą kodą čia nukopijuojam. Štai, dabar yra du šauktukai. Galim padaryti, sakykime, ir raidę galim išspausdinti po šauktuko. Kad būtų aiškiau, panaudosime HTML komandą, kad atskirtume šias dvi eilutes. Na va, tai yra šauktukas vienas, čia yra kitas šauktukas, čia yra raidė A. Šauktukas, šauktukas A. Išbandykime kitas reikšmes. Pavyzdžiui, čia yra 16 kodai. Pabandykime 16 būdu atspausdinti A. Aš pirmiausia padariau slešą, brūkšnelį pasvirusį į kairę. Tada prirašiau X, o tada pridėjau 16 kodo skaitmenį. Numerį. Jeigu bandysime šį kodą panaudoti ne tarp dvigubų kabučių, kaip dabar yra, bet, pavyzdžiui, čia, tarp viengubų kabučių. Gausime štai ką. Viengubos kabutės nenagrinėja eilutės sudėties. Todėl tokioje eilutėje visiškai jokio skirtumo, ar tai yra tekstas, ar tai yra speciali komanda, kintamasis ar kažkas tai. O tarp dvigubų kabučių esanti eilutė yra nagrinėjama. Todėl tokioje eilutėje, jeigu yra kintamasis užrašytas, kokia nors komanda, arba kaip dabar 16 reikšmė, čia yra 16 kodas, kuris turi tam tikrą reikšmę. Šį kodą nagrinėja tokioje eilutėje. Ir PHP mums duoda šio kodo reikšmę.
iki. Yra žodis labas. Užrašykime žodį labas 16 kodais. Taigi, L didžioji 4C, tada mums reikia A mažosios, bus paprasčiau, A mažoji. Nu, ne visai paprasčiau. Štai, radom A mažąją, 61 kodas. Tada B. Tada vėl A. Kadangi mes A jau naudojom, tai dar kartelį tą patį panaudosim. Tada S. Ieškom S. Štai S. Gavom štai tokią eilutę. Ir dabar pažiūrėsime. O, matot? Matot, ką gaunam? Jis labai gražiai tvarkingai išvertė visas reikšmes. Ką kiekvienas simboliukas reiškia. Ir gavosi normalus žodis labas. Trečias būdas užrašyti eilutę yra Heredoko sintaksė. Heredoko būdas. Heredok būdu eilutė užrašoma taip. Echo, tada nurodomas operatorius, Trys turi būti, ne 4, 3. Tada sugalvojame identifikatorių. Gali būti bet koks identifikatorius. Pavyzdžiui, iki. Tada nepaliekam jokio tarpo, nieko daugiau nedarom. Iš karto spaudžiam Enter. Čia galim parašyti ką nors. Tada vėl nieko, nors tarpą galime ir palikti, bet perinam į naują eilutę, tai svarbiausia. Pakartojam savo identifikatorių. Kabletaškis. Matote, Heredoko eilutės esmė yra ta, kad pirmiausia yra nurodomi 3 ženkliukai mažiau. Tai operatorius. Tada nurodomas identifikatorius. Tas pats identifikatorius kartojamas ir pabaigoje. O tarp jų yra tai, ką mes norime atspausdinti ekrane. Galime įdėti ir kintamąjį. Juk puikiausiai